23 skyrius. Asmenų su negale transporto priemonių eismas. Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu asmuo su negale arba asmens su negale automobilio statymo kortelė, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėta kelio ženklais eismas draudžiamas ir motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu asmuo su negale arba asmens su negale automobilio statymo kortelė, leidžiama nepaisyti kelio ženklo stovėjimo ribotą laiką vieta, jei jis neriboja stovėjimo laiko elektromobilių įkrovimo vietoje ir kelio ženklo stovėjimo nurodytų laikų vieta reikalavimu. Sustoti ir stovėti kelio ženklų sustoti draudžiama, stovėti draudžiama galiojimo zonoje ir arba ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1,4 ar 1,9 horizontaliojo ženklinimo linijomis. Asmens su negale vežimėliu asmenims su negale leidžiama važiuoti dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu, nesvarbu, ar yra kelkraštis, šaligatvis, pėsčiųjų takas, pėsčiųjų ir dviračių takas, o esant galimybei rekomenduojama naudotis pėstiesiems skirta infrastruktūra. Asmenims su negale važiuojant dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, asmens su negale vežimėlis turi būti su atšvaitais. Kairėje asmens su negale vežimėlio pusėje iš priekio baltu, o iš galo raudonu.